Labai švelnūs karameliniai ledai, kaip iš parduotuvės. Pieno miltelius apkepiname ant silpnos kaitros, kol jie įgauna rudą spalvą. Vanilės ankštį trumpai apdeginame ugnimi ir dedame į blenderį. Ten pat dedame apkepintus pieno miltelius, kiaušinių trynius, cukrų, gliukozę, druską, pieną ir ksantano gumą. Viską sutriname iki vientisos masės. Puode ištirpiname cukrų ir nuolat maišydami lėtai supilame karštą grietinėlę. Tada supilame masę iš blenderio ir nuolat maišydami kaitiname iki 82 laipsnių. Dar kartą sutriname trintuvu ir atvėsiname. Tada masę dedame į ledų aparatą. Jei jo neturite, supilkite į indą, dėkite į šaldymo kamerą ir permaišykite kas 30 minučių. Pilnas receptas aprašyme ir komentaruose. Skanaus!